pradedam sveikinu susirinkusius į kūno kalbą mokymus, labai tokius praktinius. Na ir toks intriguojantis pavadinimas, kuris socialiniuose tinkluose sukėlė komentarų, kaip sukelti norimų žmonių veiksmus. Tai mes aptarsim, ko mes siekiam tą kūno kalbą, o aš pati labai konkrečiai pristatysiu, esu Aistė Mažeikienė, organizacijų psichologė, ir mes iš tikrųjų pradėsim praktiškai, jeigu pristatant ar ne, kur ta kūno kalba, tai viskas, kas yra mūsų veide, kas yra rankose, kojose, įtampos, ir gali dabar tiesiog, kadangi, sakiau, praktinis seminaras, nuskanuoti savo kūną. Tai tiesiog pajusti, kaip jaučiasi jūsų pečiai. Kaip dabar čia, jeigu jums reikėtų atrodyti tvirtai ir atsipalaidavusiai. Atlikti savo, pavyzdžiui, šios dienos nuveiktų darbų pristatymą. Net ir tie, kurie atostogaujat, atliko tikriausiai aibę visokiausių darbų. Tai nuskanuokim savo kūną tokiu būdu ir pajuskim tą pečių tokią juostą. Tiesiog įkvėpdami, taip per nosį stipriai pečius pakelkim ir iškvėpdami per burną, tos pečius atpalaiduokim tiesiog. Taip įkvėpi, palaikai, net galit kumščius taip sugniaužti, kiek negaila, ar nepalaikyti, įkvėpdami ir sulaikydami tą kvėpavimą, taip įkvėpi ir atpalaiduoti. Dar įkvėpiam ir atpalaiduoti. Tiesiog atpalaiduoti, nusikratant šiek tiek dulkėlės ir ne tos dienos, tuo tikslu, kad galėtumėm išlaikyti labiau šviežią galvą. Įkvėpimas visada siejamas su raumenų įtempimu ir įtampa strese ir iš viso daugiau ne tik kūne, bet ir minčių prasme, o iškvėpimas su atpalaidavimu. Tai dar antras pratimas iš karto jūsų dėmesį, kas sėdit, dauguma sėdim, gulim, sėdint lengviau šitą pratimą daryti, kviečiu atsisėst visus, bet atsisėst tokiu būdu, kad jūsų pėdos būtų visiškai prie grindų prispaustos, taip visų padu, kad įsižemintumėm, ar ne, tą terminą nekartą turbūt girdėjom, kad pėdas prispaustumėm prie grindų, kad jos jaustų sąlytį su grindimis, su žeme, kad ir su aukštakulniais būtumėt, ar ne, vis tiek taip stipriai įsispiriam ir sutelkim savo dėmesį, savo vidinį dėmesį į 3 vietas savo kūne. Pirma vieta pėdos, šiluma pėdose, tvirtumus, tokį pajuskim pėdose. Antra vieta mūsų kūne po krūtinkaulių, diafragma, kur iki pietų dar būna tokia truputį duobutė, jau po pietų kalniukas, kur yra visas kvėpavimas, jeigu norit saulės rezginys. Trečia vieta kūne kakta, tarpukaktis, ten, kur indai tašką klijuoja, kur pykščio raukšlelė kartais reikia tokia mums čia susireguliuoti. Ir sutelkim tokį vidinį dėmesį, galite ir užsimerkti, kad pajustumėm tvirtai, kaip šie 3 taškai laiko mūsų kūną, sėdint. Pėdos, šiluma pėdose, diafragma, po krūtinkaulių ta erdvė ir kakta. Kvėpuokim, kaip kvėpuojam, galim net pasilaikyti, tą diafragmą, kakta, pėdos, pajuskim tiesiog kaip ši atkarpa suvesta ar ne tokiu vidiniu dėmesiu šitų 3 taškų laiko tvirtai mūsų kūną. Ir pirmas namų darbas toks, sakiau, praktinis seminaras, kai jums yra įtampa, pavyzdžiui, darbuose arba gyvenime, o jų būna kas valandą vis šiokių tokių, aišku, jos praeina kaip tas viesulas šiandien ir liūtis. Atkreipkite dėmesį, kur jūsų kojos. Kojos jūs daug ramiau jausitės ir balsas tvirčiau skambės, jeigu jos bus ant grindų. Pavyzdžiui, mano kojos darbo pradžioj visą laimę kolegos pastebėjo, būdavo apvyniotos apie kėdės kojas arba kur nors susuktas ir užriestas po kėdę. Ypač, kai reikia ten dėrėtis, pavyzdžiui, šiandien dėrėjusi dėl nuomos kainos, ten sūnus išvažiuoja studijuoti. Arba ten ieškai kažkokios informacijos kojose, kur nors ten nukėblintos. Ir reikia jūsų tvirtumo, jūsų šviežios galvos, jūsų tvirto balso ir jūsų greitos reakcijos. Tai pirmas dalykas toks labai primityvus, atrodo paprastas, bet jūsų žiniai tiesiog, kad pėdos būtų ant grindų. Ką tai duoda? Kaip jums atrodo, ką tai duoda tos pėdos ant grindų? Čia dėmesio koncentracija po krūtinląstę ir dėmesio sutelkimas į tą kaktą. Kaip manat, kas čia per stebuklai? Aktoriai tai labai stebėjusi, sako, o jūs sako, ką tokių pratimų čia nedarot versle ir organizacijose kitose.
biudžetinėse, sakau, mes tai nelabai suprantam tokių pratimų, nežinom, čia mums truputį mistika, sako, taigi pėdose yra tvirtumas, pasitikėjimas, net žemė jaus po kojomis, ne? Tai jau girdit pirmą labai paprastą tokį dalyką, stovit lengviau kaip apsauginio poza, toks visų svorių pajusti savo tolygų pasiskirtimą ant abiejų pėdų, o sėdint irgi galima sutelkti dėmesį į pėdas, pajusti tvirtumą pėdose. Net kai mokau žmonės viešai kalbėti, įrašus darom, vaizdo ir garso, be abejo su jų pačių sutikimais, tai matuojam, kad kai tos pėdos ant grindų, žmogus mažiau tempą užvaro, mažiau balsas dreba, tokių sklandesnių ir dalių dėstyme atsiranda ir nepamiršta, ką norėjau pasakyti. Tai va, tai toks paprastas dalykas. Net jau, žinot, jo tos 2 pratimus, toks nusikratimas įtampos, kai nieks nemato, eini ten kažkur nepasipurtai, nusišluostai, toks kaip iš kirpyklos, kad ten išlakstytų viskas, kas ten dar liko, ir sutelkimas dėmesio į pėdas. Dabar aš toliau einu, nes mūsų mokymų pavadinimas kalbė kūno kalba, kaip sukelti norimus žmonių veiksmus. Tai pagalvokit, kviečiu visus, kokius kitų žmonių veiksmus noriu sukelti, ar ne? Kai kada man žmonės parašo šitam seminare, jokius nenoriu sukelti, kaip jie nori, taip tegul jie ten veikia, ar ne, tie žmonės tiesiog nori jaustis gerai, komfortiškai, kad kūno kalba spindėtų mano mintis. Ne taip, kad visas susikaustęs, ten veidas perkreiptas, bijai net pažiūrėti kažkam į akis ir paskui galvoju, bet aš tai netoks, klausyk, aš tai netokia. Ašgi šimtas žmogus, tiesiog šiaip vakaras, truputį pavargęs. Tai tiesiog, kad kūno kalba spindėtų mano mintis. Jeigu nori jaustis gerai, tai dabar čia iš vieną dalyvį, ar ne, pasiemu šitą žodžius, citatą ir irgi jūs kviečiu pagalvoti, tiesiog dar trečias toksai mini pratimas, nuskanuokit savo kūną, patikrinkit, ar nesurūkta kakta pernelyg. Žinot, kaip, pavyzdžiui, ateina naujokas dirbti kažkur. Arba visur mes esam kur nors naujokai, tokie nustebę. Pavyzdžiui, ateini ten, kad ir atbėgi į kokią nors įstaigą ir darbo laikas ne tas uždaryti. Ir akis tokios įsprogsta, antakiai pakyla, rūkštas ten atsiranda. Taip, rūkštas čia ne tas seminaras, mes jų netausosim ten tų savo veido raumenų ir gestų. Bet tada mes esam nustebę. Tai pagalvokime, ar ne, kad kaip gerai būtų, kad veidas tiesiog ne kažkoks perkreiptas, antakiai pakelti, o atsipalaidavęs. Kas yra mano geras poza, savijauta? Įsitaisykit patogiai. Galbūt nustebsit tokia tvirta poza, kur jums negalėtų priskirti jokių ketinimų, nei manipulacijos, kaip čia sakyčiau, pakalbėkime apie gyvenimą pas vyrų, ten jūs ir atvirus gestus, kažkaip ten, kokia aš atvira, faina, ar nerodau, ir jūs bandau prakalbinti, ištraukti kokią nors informaciją, nei kokią nors ten arogantišką, ar ne. Bet tiesiog atraskit būdą, užduotis yra tokia, kaip atsisėst, kad jūs gerai jaustumėtės, ar ne, kaip įsipatogint, bet kad jums nieko nepriskirtų jokių veiksmų. Tai geriausia būtų atsisėst pilnu svoriu ant kėdės, ne taip kaip Juozas Statkevičius, mūsų žinomas dizaineris Lietuvos, rašė tiksliau Grožio kirtis knygoje, kad tikra dama sėdi ant kėdės kraštelio 10 cm, rankytės taip sudėtos, kojytės irgi ant kojos, irgi ant kraštelio. Tai yra nėra patogu visiškai, galbūt grakštu ir labai fotosesijai tinka ten keliom minutėm, bet jeigu nori jaustis gerai, tai sėdžiu pilnu svoriu ant kėdės ir pagalvokit, kur jūsų rankos turėtų būti, geriausias būtų ant kelių, ne kažkur ten susuktas, nebent labai šalta, arba ten, žinau, o tai sukandu ir niešti. Tiesiog atvira pakankamai krūtinės ląsta, įsitiesęs kūnas ir kaklas ne kaip nors perkreiptas, ar ne, bet tiesiog galbūt toks, kaip vilko būtų poza, tokia pasidavimo toks, ar ne, čia, kodėl dabar čia pasidavimo poza, tokia, klausau jūsų, drąsiai jaučiuosi, toks nuolankumas, ta galva tokia mano dabar pasvirus. Tai tiesiog įsipatoginkit, raskit savo patogią pozą. Kas čia atrodo, gal kai kas iš dalyvių klauso, galvoju, kas čia per užduotis, aš žinau tas patogias pozas, bet žinot, kartais aš pastebiu, mes tiek būnam per dieną ir per vakarą, žinot, kokį darbą dirbam, tiek įtampoje, tiek bėgam, siekiam savo tikslų, kad apie kūną iš vis negalvojam, ne?
Tai va, tai čia apie tai nori jaustis gerai, kai kam yra tikrai darbas su kūnu, visada užduokit savo klausimą ir tai yra esminis fizinio intelekto klausimas, kokią pozą aš praleisčiau šiandien vakarą, jeigu manęs nieks nematytų ir negirdėtų. Galbūt išsidrėpčiau, kojas užkelčiau ant aukščiau kur nors, nes visą dieną stovėjau, pagalvėlę bent jau, ar ne, minimalu, tiesiog atsilaisvinčiau sagą, važiaučiau ten kaklaraištį ant kėdės, kas jį turi, atsilaisvinčiau diržą, atsipūščiau dar kartelį, tai jo, žodžiu, jums kiekvieną dieną, kiekvieną valandą vos neužduotis, kokia poza turėtų būti, kad aš jausčiausi gerai. Tai yra labai svarbu, nes mes su jumis ištveriam daugą, nugalim daugybę visokių kliučių per dieną, tačiau labai svarbu, kad savęs nenuvardintumėm daugiau, negu kad reikėtų, ar ne? Tai va, tas jaustis gerai, kūnas labai padeda. Visą laiką ar per daug nėra įtampos, ar ne, pasitikrinkim. Tai va, jau patikrinom, ar ne per daug surauta kakta, kaip jaučiasi jūsų pečiai, žodžiu, pamakaluoti visą laiką. Ir dar labai svarbi dalis, kaip jaučiasi jūsų žandikauliai. Pavyzdžiui, mandagi turėjau būti visą dieną, šypsotis, dantis tik beveik sukasti, tokia šypsena neužpūsta. Pavyzdžiui, jo buvau pas gydytoją ir ten, kad man ten greičiau padarytų viską, ar ne? Tai kiek tokių atvejų, ar ne, per dieną turim, iš toj vietoj tiesiog kaip man jaustis gerai, toks buldogo žandus padarykit, taip pat palaiduokit šiek tiek, taip paklibinkit tą žandukus tokius, toks visiškai atpalaidavimas ir jau tada galite eiti kalbėti su tai žmonėm, kurie jums yra jų kontakte, ar ne, artimi ir darbiniai kokie ryšiai. Tai va, tai čia noriu jausti gerai, va, kokia litanija. Dabar žiūrėkit, kokius dar 8 tikslus man dar žmonės surašė ir jūsų tikslų laukiu, galbūt tų tikslų nėra tarp šitų švarintų, kad patikčiau. Vat noriu sukelt, kad patikčiau, pavyzdžiui, naujam kolegom, kad patikčiau tam per susitikimą su kažkuo, kad patikčiau. Tai aš tik pasakysiu, ką galbūt esat girdėję, labai manipuliatyviai skamba, bet čia remiamasi neurolingvistinio programavimo štai tokia teorija, kad patiktum reikėtų šiek tiek mėgdžioti, negražiai skamba man pačiai, beždžioniauti kito žmogaus kūno pozą. Galit pabandyti. Tai reiškia, pavyzdžiui, sutinka su žmogum, kuris labai įsitempęs ten visas susikaustęs, susirengęs, tas visas, reiškia, rankas ten susukęs, kažkur ten pečiai susigūžę. Ir jeigu sėdėsit labai taip pasilošę, ne, tai kažkoks būsit arogantiškas. Jūs irgi mėgdžiot ne 100% reikėtų, ne kiekvieną tikrai pozą ir gestą, nes kitaip žmogus suprast gali, kad kopijuojat ir nesavotiškai labai pasirodys. Bet taip, gerai, kas 3, kas 4 kokią pozą pabandykit, ir žinokit, galit ir patikti, jeigu toks yra tikslas. Patikti, atitikti, man nepatinka žodis patikti ar manipuliuoti, ar ne? Geriau būtų atitikti to žmogaus kūno kalbą. Žodžiu, jeigu uždaras žmogus šiek tiek irgi taip rezervuoti suimt save į rankas, jeigu visiškai relaksė, ten užsikėlęs rankas, kojas, kėdės atlošo, tai irgi gali šiek tiek taip laisviau, po trupučiuką taip pakopijuoti gestus kokius. Antras tikslas, kad laimėčiau atranką rinkimus, tai nežinau, šoks su manim konkursą, kad laimėčiau. Čia labai svarbus klausimas. Gal tiesiog galit, žinot, kaip kviečiu, parašyti galit numerį to tikslo, jeigu jis jums kažko tai suskamba, jeigu jis jums artimas, kas jums aktualiausia iš tų tikslų, ne? Kokius kitų žmonių veiksmus noriu sukelti. Jo, kad laimėčiau atranką, pažiūrėjau, ten 1, 2, jo, kad laimėčiau, kad praeičiau. Pavyzdžiui, pretenduojant į tam tikrą poziciją. Komentaras vienas irgi buvo socialiniam tinkle po šito seminaro nuoroda, tai negi dabar mokys, kaip ten rankas susidėti per darbo pokalbį, ar ten kaip sėdėti. Taip, jeigu jūsų darbas net ir nesusijęs su kliento aptarnavimu, su viešu kalbėjimu, tai nėra ten, pavyzdžiui, švietimo sritis arba ten pardavimai ar valstybės tarnyboje pristatymas savo idėjų, projektų gynimas, nes visur mes ginam savo idėjas, projektus, atstovaujam savo įmonės pozicijas. Tai visur reikia atrodyti, kad patikčiau, ar ne toks tas atrodymas. Tai vėlgi, kiek kam aktualu, ar ne, kaip tą daryti. Trečias tikslas, kad atstotų, kad nesityčiotų. Pavyzdžiui, toks mobbingavimo atveju.
Aš pavyzdį iškart pasakysiu, kad čia būtų visiškai aišku, kai žmonės sako, atėjau naują darbą, ten grįžta kompanija parūkius, pasižiūri į mane, aš jaučiu, kad čia kažkaip tai manęs nelabai mėgsta, nu tai turbūt kitam patarti labai lengva, ką tokiu atveju patartumėt, ar ne, kad nesityčiotų, kad atstotų, kad į mane nežiūrėtų kreivai, tai turbūt daugelis pasakytų pati nežiūrėk į jų pusę. Tai kad atstotų, nesityčiotų, tai mes žinom, tikslas yra išlaikyti vadinamą poker face, nesikeičiantį veidą, nereaguoti. O tai labai sunku padaryti, jeigu tu esi žmogus, reaguojantis į aplinką, kaip aš tai sakau, dar nesugadintas. Tai prie trečio tikslo, greitas toksai trumpas, galbūt paskui dar bus klausimų, ar ne, atmintiniam pratimų kompleksas, ir skaičiau ir bandžiau, nes turiu garbės dirbti su 4 inspekcijom, su statutiniam organizacijom, su pagalbos tarnybom ir ten labai reikia greitai savo kūno kalbą suvaldyti, kad galėtum siekti savo tikslą, tai pasiekti ir nedaryti savo darbą, tai yra, kad nuo tavęs atstotų, tau netrukdytų, ta prasme, kad nesityčiotų. Tai pirmas pratimas skamba labai įdomiai, įsivaizduoju, kad tavo veidas fotografuojamas pasui. Tai va dabar nutaisykit tokį veidą kaip pasui. Nu visi kažkada gyvenime fotografavimas pasui arba tapatybės kortelė, toks joks veidas. Nu joks, nes šypsotis ten, kur dantis šiepti neleidžia, vienu metu leido, buvo galima, paskui vėl pasikeitė reikalavimai, tiesiog tu toks atpažįstamas turi būti. Tai irgi jau vieną receptą girdit, kad atstotų, kad provokuoja, kas nors, pažiūrėjau, sako, kaip pavyzdys vienos įstaigos darbuotojai, mano klientai sako, nu su tokia pavardė, tai tik čia ir dirbti. Nu, bjaurus komentaras, patyčios, jinai žiūri į jį ramiai, akių kontaktas būtinas, rami veido išraiška, įsivaizduoju, kad pasui fotografuoja. Antras dabar metodas, pat jūs galbūt irgi kažką darot, ar net turit savo įrankių dėžę, tos metodus dėsim įrankių dėžę, reikalui esant, kaip pasakiau, atsuktuvų ten virštelių galim įsitraukti, kad atstotų, nesityčiotų, jie vengti akių kontakto. Tai yra dirbti savo darbą ir tiesiog kitą žmogų žvilgtelint trumpai, parodyti, kad aš matau, ką tu darai, matau, ką tu čia man, ką nors ten, pavyzdžiui, va ten darai, ne, kaip nors provokuoji, arba ten, nežinau, kokį ten rodai, ką nors, ar ne, matau, bet aš nereaguoju. Nu, kiek žmogus turės kantrybę jūs bandyti. Aš net kažkada gavau tokį komplimentą. Kai vedžiau mokymus, žmogus prieina, sako, aš nedarysiu taip, kaip jūs čia sakot, ir aš dar taip ir taip padarysiu, tenai vos negrasinimai, sakau, jūsų reikalas. Mes gyvenam demokratinėje šalyje, jūsų sprendimas. Matau, kad jūs neveikia, jūsų nieks neveikia. Galvoju, geras pagirimas šiandien, ar ne, manęs nieks neveikia. Gerai, jeigu taip atrodo, super. Tai va šitą vietoj daugelis mes irgi darbuose esam stiprus, išlaikom tą įvaizdį, prie trečio vis tikslo, kad atstotų, kad neišprovokuotų jūsų. Tačiau kitur galbūt esam labiau pažeidžiami, ar ne? Tai trečias dalykas, kad atstotų, nesitysiu, ir trečias metodas, tai pirmas jau jo girdėjo toks jau pasui fotografija, trečias yra tas akių kontaktas tik trumpas, kad matau, ką tu darai, matau, ko tu seki, bet aš atlieku savo užduotį toliau. Visiškai. Nesibaidau, nesiblaškau, kaip arklių uždėti klienčiai. Trečias dalykas - pagalvoti tiesiog, ko tam žmogui trūksta, kad jis taip elgiasi. Tikrai tai dažniausiai nesusijęs su manimi. Tai dažniausiai tam žmogui trūksta, jūs puikiai žinot, dėmesio, jis ar jį turi kažkokią patirtį labai nemalonę, kas yra nutikę, ir tai mažai susijęs su manim. Ką daro kai kuriuose kultūrose, pavyzdžiui, azijiečiai, pati mačiau ir buvau nustebus, kai žmogus provokuoja, ten tyčiasi, šmeižia, pyksta, rėkia, tai jie tiesiog nusisuka. Tai mes galim nenusisukti, bet rodau, kad matau, tiesiog ir prašau supratimą, prašau luktelėti, ar ne? Visiškai ramus reagavimas. Kas dar duoda tą ramybę? Iškart tokie egzotiški metodai. Nu, egzotiški reiškia tokie, kur tikėtina jūs dar netaikot, bet jie labai greitai veikia ir susijęs su kūnu. Tomas Prunte, autoris, viena iš metodų, prie trečio vis čia aš užsilaikiau dabar, ne? Kad atstotų, tas provokatorius koks, ar tas žmogus, kuris jūs ten traukia per dantį ir žiūri, kaip reaguosi. Ir jeigu tik reaguosi, tada jam bus orgazmas nuo to, kad jūs reagavot. Jis tik to ir siekia, tas žmogus, jam diena neveltui praėjo, ne? Ir jis daugiau nelabai ten turi ką veikti.
tik sukelti jum bjaurią reakciją, bet už tai mes kalbam apie tą ramybės išlaikymą tokį. Tai Tomas Printė sako, kai tau norisi labai jau pasakyti, nu viskas, jau nebegali, jau tiesiog sprogs, jau kūne pradedi jausti, kad tau tiesiog lipa čia toks raudonis, čia tave išmuša jau toks karštis. Tai sako, tai įsivaizduok, kad laikai, pavyzdžiui, 2 eurus suspaudęs išangėje. Vat įsivaizduokit, koks metodas. Tomo Printės autorinis 2 eurus laikai suspaudęs. Kai ūkininkam tą metodą pasakiau, sakė, mes tai morkas galim laikyti, mes galim viską. Ir iš tikrųjų suspaudė tos raumenys ir laikai. Laikai, tai dar vadinasi medicinoje Kėgelio pratimai, galbūt čia mes turime medikų, jau ką mane papildykit. Ir kas ruošiasi gimdyti labai gerai visi šitie pratimai. Ir Jodama Bezliskė Remarko, jis paminėtas tas pratimas. Ir laikai, suspaudė. Tai yra toks. Tai va, čia toks keistas pratimų kompleksas ir ne, kad tas stotų. 4. metodas. Galit įsivaizduoti, kad jūsų kūno kalba išliktų ramesnė, tas poker face ir net tas ramus veidas toksai, bet čia noriu akcentuoti, ramus, bet neabejingas. Nes abejingas, jeigu dabar manęs klausot, ir neįsivaizduokit, kad vyksta žiauriai nuobodus susirinkimas. Žiauriai nuobodu, tą patį per tą patį kažką ten aiškina, kas girdėta, bet vis tiek reikia sėdėti po darbo. Ir nutaisykit nuobodžiaujančio žmogaus miną. Pasirėmimas, čia ima abėcėlė, ko nereiktų naudoti, ar ne? Visi matė, aibę kartų ir patys darė tas pozas. Už galvos susėmimas, akių vartimas, jau čia kraštutinė reakcija, žiūrėjimas vienas į kitą, kiek čia tiek varys, ar ne? Dūsavimas, kiek kūno kalbos ignoras, toks visiškai ignoravimas, nežinau, rankos kišenėse, toks truputį atsilošęs, ir galvoju, kalbėk, pažiūrėčiau, kaip tu čia pati realybėj, kai ten vilkas iš miško išeina, ką tu darytum, ne? Tai va šitoj vietoj abejinga mina, o kad atstotų, tai tiesiog jinai ta mina išraiška, mina tai veido, ar ne, visas mūsų reakcijos ir gestai yra rankų, tai neabejinga turi būti poza, o rami. Rami reiškia tiesiog žinau, ką darau, žinau, ką padariau nuo vasaro, ko nepadariau, žinau, ko tu sieki dėmesio, sieki mane išprovokuoti, neduosiu tau orgazmo, neduosiu rasti tų būdų įgauti, ne mano sąskaitą, ne nervų, ne per mano išeidinėjimus. Ir kai jūs išlaikot ramybę, jūs tampat neįdomus, tas žmogus negauna to, ko norėjo. Kad jau taip dabar baisiai neskambėtų, galbūt dalyviai galvoja, nu, man tai čia taip jau aš ne su tokiai situacijai, kad čia mane kažkas provokuotų pastoviai. Tai aš tiesiog papasakosiu paprastą situaciją, kad, pavyzdžiui, junginėjau su aparatūra vienam Lietuvos mieste prieš seminarą, kaip visada multimedija, televizorius ir kompiuteris, ir ateina žmogus, o teritorija visiškai uždara. Ten patenka ne visi, ar ne? Piliečiai iš gatvės iš vis negali patekti. Ir tas žmogus sako man, Aiste, pasaugok kompą, nes čia pasitaiko vagių. Mano veidas, aišku, štysta, galvau, čia vagių, tai tada ką kalbėti apie kitas tarnybas, ar ne, ir kitas vietas. Jau aš tokia, jam jau smagu, jau aš reagavau, aš tokia naivalė, ar ne. Sakau, čia vagių negali būti, čia užrakinta teritorija. Viskas, jam įdomu, jis paskui dar toliau kažką bando. Tai va, šitoje vietoje, kadangi visi turim savo tikslų, dirbam savo darbą, mums reikia išlaikyti ramybę. Ir vien tas žinojimas, pasituosiu dar vieną pratimą, pareigūnę, policijos pareigūnę, viename mieste man pasufleravo, sako, irgi metodą, kad išlaikyti ramybę, padėti savo, sako, aš įsivaizduoju, kai mane provokuoja, kad eina tiesioginė transliacija, mato visą Lietuvą, YouTube eina ten. Kokiam TikTok'e, žodžiu, eina, mato visi draugai, pažįstami giminės kolegos, visi sakys, čia tu buvai, jis čia tu Jurgita, čia tu Inga, čia tu Vita, tu Andriau, ir aš tave mačiau. Tai sako, aš įsivaizduoju, kad eina tiesioginė transliacija ir aš tiesiog negaliu sau leisti parodyti kažkokiu ten šypt ir ne, susierzinimu, nes jeigu aš pasirodysiu tokiu pažeidžiamu, tai ką kalbėti apie kitus žmonės, kurie nėra tiek ten pasimokę, tiek patyrę ir jų tikslas yra, ne toks, kaip mano, ten ginti, saugoti, padėti. Tai va, tai čia visokių pratimų kompleksų.